Valstybės tarnautojams, užimantiems ar pareigūnams, užimantiems aukštas pareigas, ateina laiškeliai, žinoma, jie neatsiunčiami elektroniniu paštu, ne telefonais, užrašomi yra ant popieriukų, ką reikėtų kur įdarbinti. Ir daromas spaudimas ir yra nedaug žmonių, kurie atsispiria tokiam spaudimui ir neįdarbina. Nes jeigu tu neįdarbini, tai greičiausiai tavo galva paties skrenda. Ir mes turim ne vieną tokį dalyką, ne vieną tokį atvejį iš tikrųjų. Bet tai, ką jam apibūdino, aš nežinau, kaip tą reiktų spręsti, bet tai nėra geras dalykas. Ir to neturi likti. Ir aš nežinau, kaip reiktų spręsti. Gal kažkur, kad negalėtų paskirti kažkokie konkursai, bet tenais irgi tie konkursai, aš neįsivaizduoju. Bet turbūt aš tikėčiaus ir norėčiau, kad darytų kažkokius žingsnius, kad su laiku tokias praktikas panaikinti. Nes tokias praktikas čia yra tas toks kaip čia struktūrinė korupcija tokia būna, kur tu tos lengvus dalykus korupcijos, jeigu tu tikrai nori spręsti korupcijos klausimus, tu gali išvalyti, bet tas lieka ilgą laiką ir tą sunku išrauti. Ir labai lėtai gerėja dabar, taip aš nežinau, dabar pas mus aš spėčiau, kad ir taip gerėja, bet negerėja savaime, man atrodo. Turi žmonės to norėti, turim rinkti politikus, kurie to norės ir tada turi tie politikai paskirti, kad ir vadovus ir viską. Galbūt turi tie politikai išleisti kokį vieną kitą įstatymą ar pataisą, kur labiau gal įgalintų ar bausmes kažkokias, įgalintų iš tikrųjų nubausti. Ir tada visą tą procesą darant, tada gali tikėtis, kad tiesiog struktūriškai tokie paskirimai savo draugelių arba rašteliais perdavimai, jie taps daug labiau rizikingi. Ir daug labiau suvokiami visuomeniai, ir daug labiau tabu, ir tada po truputį mes einam kaip visuomenė link to dar geresnio, korupcinio indekso, nes mes gan gerą turim, bet mes neturim tokį kaip top šalis. Denmark, Finland, Neverlands biškai žemiau. Jo, bet, pavyzdžiui, Denmark 90 įvertinimas, 8,8 Finland, 8,4. Dabar mūsų nėra tai blogai, kur... Mūsų nėra tai blogai, šiam 3. Nėra tikrai blogai, mes 32. Nėra iš tikrųjų blogai, palyginus su beveik 200 valstybių. Tai tik perception ir yra tas indeksas, kito net nelabai ir yra, kiek žinau. Bet kaip aš suprantu, jis yra fine, vis tiek, bet nes ta percepcija ten, aš nežinau tiksliai visų kriterijų, kur vartoja, bet tai nėra taip, kad tai susiję. Bet jo, esmė yra ta, kad yra skirtumas, kur tu pasieki ir tada kaip nuo šiam 3, kaip realiai pasiekti 9 vertinimą. Realiai taip ir būtų. Tu iš tikro turi kovoti ir daryti tokius žingsnius, kad ant popieriuko tu negali užrašyti ir visuomenė nenori, kad taip darytum, ir politikai, nebe toj kultūroj. Turim visi žengti tą žingsnį, kad taip pas mus negali vykti, mes to nenorim, tai nepriimtina. Tai ir tą reikia ir suprasti, ir žinoti, kad tai gali vykti, ir kad tai vyksta, atidengiant visokius tokius situacijas, ir tada rinkti politikus, kurie labai aiškią poziciją turi, ir po truputį galima pakreipti. Ir mes galim turėti tą labai aukštą įvertinimą, kur čekiukų, pavyzdžiui, išaiškinimas iš Tapino. Buvo svarbus dalykas, man atrodo. Ir galų gale, ir žmonių suvokimui šiek tiek, ir teisiškai galų gale. Bet tada tu žiūri, kokie teisiniai sprendimai, tada žiūri ten, ir tada atsiranda klausimų ir tu pamatai, mums dar yra kur eiti. Mūsų žurnalistai dirba absoliučiai nuostabų darbą. Ir jie atskleidžia tiek daug dalykų, bet vien to neužtenka. Čia tą visuomenės dalį mes kaip ir turim, ne visą, bet dalį turim, ir žurnalistai, ir visuomenė, kur eina į priekį, kad korupcija yra blogai, reikia tirti, reikia viešinti. Bet tada trūksta, man atrodo, dar ir biškai iš politikų, trūksta ir iš institucijų, ir reikia įgalinti, reikia duoti jiems, kad jos darytų, nes aš noriu, kad mūsų dar aukščiau būtų. Kad korupcija būtų realiai, ne kad galvotumėm, yra visi vagiai šiek tiek, žinai, kaip ten mūsų seneliai galvojo su teisinga, iš tikrųjų, su daug teisingų minčių, nes jie viską, ką matė, tai labai labai daug korupcijos buvo. Dabar ne. Dabar tai nėra, kad viskas visur vagiai. Turim dabar jau ir moralių politikų, turim ir atsakingų politikų, turim ir valstybę žiūrinčių, visą laiką turim realiai tokių, bet dabar skaičių visai nemažai turim. Kad ir kas čia dabar būtų dabar koalicijai, bet turim. Ir reikia rinkti, kad jie daugiau jų būtų, ir jie įstatymus priminėtų, ir jie tada sutvarkytų gal vieną kitą paskirimą kažkur. Nes jeigu per raštelius kažkur praeina ir kažką kažkur
pasamdo ir tada žiūrėk, jisai įsivėlęs tokiam skandalė, nu jo, čia kenkia visai tokiai vaizdui apie Lietuvą žmonėms. Neturi to būti. O kaip manai, gal bausmės per švelnios, todėl rizikuoja imti kyšius? Aš nežinau apie bausmės, aš nežinau, kokios jis yra, tai negaliu įvertinti. Gal jos ir per švelnios, jo, tiesiog nežinau. Aš nemanau, kad ten ypatingai drakoniškos bausmės kažką labai užkardytų, bet jeigu jos per švelnios galėtų ir pagriežtinti, aš tiesiog nežinau teisiai, kokios jos iš tikro yra. Gal pačios bausmės ir yra adekvačios, bet, institucijų darbas, pavyzdžiui, arba kad teisėjų ar yra jos įvykdomos, čia irgi kitas klausimas, kad įstatymas gali būti, bet kaip praktikoje įvykdo, pavyzdžiui, irgi gal klausimas, bet aš tiesiog nežinau.